Vėlyvas labas vakaras visiems, kas mane klausote. Na, aš savo užduodu visada retorinį klausimą, kodėl žmonės nebijo Dievo. Jie gali nebijoti visuomenės nuomonės, gali nebijoti valdžios, gali būti drąsus, gali reikštis visaip. Bet kodėl jie nebijo Dievo, kada elgesi tikrai, galima sakyti, ne tai, kad netinkamai, bet jie elgesi prieš Dievą, nes taip kalbėti tikrai yra ne tai, kad nuodėmė, tai yra nusikaltimas. Na, perskaitysiu aš vieną jums įrašą, kurį parašė tautininkas, galbūt jis dabar jau ir nepriklauso tautininkų partijai, aš nežinau, bet tikrai jis buvo tautininkų partijos narys, kaip ir kiti žinomi dabar besireiškiantys visuomenininkai. Kiek aš žinau, tų tokių labiau visuomenėje žinomų tautininkų, visi jie 100% nacikai ir patologiniai rusofobai. Ar tai būtų Julius Vanka, ar tai būtų Marius Kundrotas, ar tai būtų šiuo metu dirbantis kartu su Rūta Janutienė OpTV YouTube kanale Richardas Čekutis, kuris savo Facebooko paskyroje yra nekartą raginęs susidoroti su rusakalbiais gyventojais, rašęs apie Ukrainą, apie Odesos žudynės ir panašiai. Richardas Čekutis, Marius Kundratas, Julius Panka, patologiniai rusofobai, patologiniai nacikai. Štai ką rašo Julius Pankas savo Facebooko paskyroje. Mėly Facebooko draugai, taip jau atsitiko, kad sutikau dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą. Sutiko žmogus. Mat, Europos parlamentaro alga yra 16 000 eurų. Čia turbūt jau mano pasenę duomenys, galbūt jau jie yra ir indeksavę ir jie gauna žymiai daugiau. Dalyvauju dėmesio krikščionių sąjungos sąraše paskutinių 20 numerių, kaip tikram krikščionių ir pridura. Va, žiūrėkite, Julius Pankas save skaito krikščionių. O kas yra krikščionis? Jis ir turi elgtis krikščioniškai, užjausti žmonės nelaimėje ir panašiai. Nenoriu aš kalbėti apie krikščionybę, bet turbūt suprantate, kas yra krikščionis. Ir ypatingai tas žmogus, kuris save visuomeniai pristato, va, žiūrėkite, aš esu krikščionis, bet toliau aš jums perskaitysiu kitą jo komentarą, kuris parodo, ar jis yra krikščionis, ar jis yra velnias, velnio pasiuntinys žemėje. Štai ką Julius Panka rašo, o kas čia blogo? Ar turime verkti, kad kažkas pačirškino Rusijos zombius, Rusijos 2Z ir panašiai? O kas čia blogo? Ar turime verkti? Ar turime mes, lietuviai, verkti, kad kažkas pačirškino Rusijos zombius? Nėra nieko blogo, jei kažkokie velnio išperos sušaudė daugiau kaip virš 130 Rusijos žmonių Pamaskvėje. Ten buvo ir vaikai. Tai ar Julius klausia, ar mes čia turime verkti, kad kažkas pačirškino, kažkokie teroristai nužudė, sušaudė beginklius gyventojus. Aš visada sakiau, kad gali būti skirtingos politinės pažiūros, galima nekęsti Rusijos politinio elito, bet prie ko tie beginkliai žmonės. Kur ta atjauta? Iš jo įrašo jaučiasi piktdžiuga, jis patenkintas, kad žuvo virš 130 rusų, jis džiaugiasi ir aš galiu suprasti satanistus, velnio išperas, bet jisgi save laiko krikščionį, prašo visuomenės pagalbos, kad jį paremtumėm mes ir jis patektų Europos parlamentą ir gautų ten 16 000 algą. Ar tai nėra psichopatija, ar tai nėra psichiatrinė ligoninė? Ir jis visiškai be jokios gėdos prašo žmonių pagalbos ir vėliau komentuoja, kad nėra dėl ko čia verkti, jei kažkas pačirškino Rusijos zombius.
Jie, va tokie žmonės gyvena tarp mūsų, tokie ir jų yra gana daug ir aš savo užduodu klausimą, kaip gyventi tarp tokių žmonių, kurie tiesiog atvirai reiškia savo nacistinės pažiūras, atvirai rodo savo tą iškrypimą ir cinizmą, prašo pagalbos, nori tapti Europos parlamentaru, prieiti, kaip sakoma, prie lovio, gauti neblogą algą ir toliau auginti savo pilvą. Na ir pasižiūrėjau aš į jo Facebooko paskyrą ir nieko nuostabaus viršelio nuotraukoje. Saugokime laisvę, jį mums brangiai kainavo. Ignas Vėgėlė, matyt, šis žmogus, Julius Pankas, šis nacistas, patologinis rusofobas rinkimuose balsuos už Igną Vėgėlę, kuris mane įvardijo kaip Lietuvos priešą, kadangi jis Rūtos Janutienės laidoje aiškiai pasakė, kad tie žmonės, kurie kalba apie neutralumą, bet kokį neutralumą Lietuvos ir nepriklausomai jokiam kariniam blokui, Lietuvos nepriklausomybės, jis įvardijo mane kaip Lietuvos nepriklausomybės priešą ir visus kitus žmonės, kurie masto panašiai. Šiame geopolitinėme kontekste tokie žmonės pagal Igną Vėgėlę yra Lietuvos nepriklausomybės priešai. Ir jie vienas kitą suranda, jie tie satanistai, zombiai, jie vienas kitą jaučia ir jie žino, už ką reikia vienas kitą palaikyti. Taigi Julius Panka, kuris nieko neturi bendro su krikščioniškom tiesom, pikdžiugiškai džiūgauja nužudytais rusais, beginkliais rusais, taikiais rusais ir ciniškai prašo visuomenės pagalbos, padėkite man, aš noriu tapti Europos parlamentaru. Ar tai nėra psichiatrinė ligoninė? Ar Lietuva nėra psichiatrinė ligoninė? Dabartinės jo pareigos yra Kupiškio ligoninės direktorius. Kaip jis tapo ten direktorium, tai čia yra jau atskiras klausimas. Na ir liūdna, kada tikrai kiekvieną dieną matai tuos iškrypėlius, kurie tiesiog aktyviai reiškiasi socialinėje erdvėje, Facebook'e, rašo įrašus. Na ir tie taip vadinami opozicionieriai, kabutėse opozicionieriai, Juraitis, Švenčionienė, palaiko Tutkų, ragina pasirašyti už Tutkų, kuris taip pat varė mane iš Lietuvos ir visus adekvačius žmonės, kurie nepritarė NATO politikai, NATO Lietuvos narystiai, NATO organizacijai, von iš Lietuvos. To pakaktų, kad su Tutku normalų žmonės neturėtų jokių politinių reikalų. To užtektų. Va, jeigu mane varė iš Lietuvos, žmonės varė iš Lietuvos, ir dabar jie ateina, dedasi kažkokiais tais Lietuvos gelbėtojais, jie turi su Tutkumi kažkokius tokius politinius reikalus. Tai yra košmaras, tai yra psichiatrinė ligoninė. Ir tai yra ne dėl to, kad jie palaiko Tutkų, o tai yra todėl, kad jie dedasi naujaisiais Lietuvos gelbėtojais. Arba tautinės nesantaikos kurstimas. Ir tie patys opozicionieriai, kabutėse, jie kursto tautinę nesantaiką, agituoja vieną tautą prieš kitą ir logiškai mąstant, kodėl jie taip daro, iškyla klausimas ir man atsakymas aiškus, todėl, kad jie tiesiog yra dundukai, ne dėl to, kad jie daro ten dėl kažkokių tai politinių tikslų, jie tiesiog yra dundukai, su jais negalima turėti jokių reikalų. Na, kadangi visuomenė toleruoja tokius dundukus, visokius tokius zombius, todėl tokie kaip Julius Panka viešoje erdvėje drąsiai jaučiasi ir jis nemato nieko blogo,
kad kažkas pačiškino daugiau kaip 130 Rusijos beginklių žmonių Pamaskvėje. Jis nemato nieko blogio, jis užima tokias pareigas, Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigas ir tai yra Lietuvoje viskas yra normaliai. Normalioje visuomenėje, jau nežinau, kas yra ta normali visuomenė, toksai direktorius, ligoninės direktorius liektų iš savo posto vien už tokį įrašą. Tai yra tiesiog ne tai, kad žemiau kritikos įrašas, tai yra grynas satanizmas ir nacizmas. Kitaip aš negaliu to įvardinti. Taigi tie žmonės gyvena tarp mūsų, su jais mes turime susidurti kasdienybėje ir nedaug dievė, kas gyvena Kupiškyje ir paklius į tą ligoninę, kuriai vadovauja Julius Panka. Tiesiog jokios užuojautos iš jo negalima tikėtis, nes jeigu jis taip atsiliepė apie beginklius rusus, kurie buvo sušaudyti, jam yra matyta, ta žmogaus gyvybė yra nulis. Ir tai yra tikrai liūdna. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Pasakiau, ką norėjau. Galbūt jūs nematėte tų komentarų, kuriuos rašo tautininkai, jie tautininkai, Lietuvos tautininkai, nors žinau aš tą pasakymą, kad nacionalizmas ir tautininkai yra paskutinis niekšo prieglobstis. Ir Lietuva lietuviams tie šūkiai tikrai yra, skamba tikrai jau kaip ir ciniškai. Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte. Saugokit save ir kuo toliau nuo tokių psichopatų, kuo toliau ir su jais jokių negalima turėti reikalų. Juos reikia ignoruoti, juos reikia viešinti, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kas tokie yra Lietuvoje psichopatai. Saugokit save ir tada iki kitų kartų.